Sveiki visi, kas jungiatės. Sekundėlę to jos mikrofoną pasijungsiu ir jums sekundėlę susijungti į mūsų transliaciją. Sekundėlę to jos mikrofoną pasijungsiu ir jums sekundėlę susijungti į mūsų transliaciją. Va, dabar turėtų būti garsas jums geresnis. Parašykite komentaruose, ar aiškiai mane girdite ir galėsime pradėti. Supratau, iš kur Aidas ėjo. Sveikinuosi su visais prisijungusiais. Būtų labai smagu išgirsti, iš kur esate, ar pirmą kartą žiūrite mano video, bendraujate su manimi, ar mes jau seniai pažįstamos. Prisistatykite komentaruose, nekantrauju susimojuoti, pasilabinti. Matau tik kol kas, kiek žmonių žiūrite, kiek jau spėjate prisijungti. Mes šiandieną kalbėsimės apie aromapsichologinį testavimą, kaip tai atrodo, ir turėsime praktinę demonstraciją. Praėjusią savaitę vedžiau labai gilią ir dar pagilintą paskaitą apie patį aromapsichologijos metodą, kaip tai veikia, kodėl taip veikia, kokie moksliniai tyrimai pagrindžia aromato emocinį poveikį, ką reiškia mūsų, kokį bagažą emocijų ir praeities traumų savų tėvų, senelių, protėvių mes nešamės ir ar tai mokslu pagrįsta ir įrodyta, kad mes nešamės ir praeities bagažą, ne vien savo. Ir kalbėjome apie įvairius traumų pasiekmes, įtaką asmenybei, gyvenimui. Tenka bendrauti su įvairiausiais asmenimis ir matyti tiek daug nerealizuoto, užgniaužto, uždaryto potencialo, tiek daug neduotos vertės, negautos vertės. Žmogus tiek savyje turi, bet yra visas uždarytas, užblokuotas baimių, praeities įvykių, savų, ar kartais sako, simptomai tarsi žmogus turėtų, pavyzdžiui, labai stiprią atstūmimo, išstūmimo iš genties, iš šeimos, apleidimo, išdavystės traumą. Sako, pas manęs buvo tik tais, gal kaip pas visus žmonės, minimalūs incidentai, nors taip aš jos labai giliai išgyvenau, man tai tarsi labai surezonavo tie įvykiai su manim, čia negerąja prasme. Bet esmė tame, kad jie sureagavo jautriai į mažus dalykus gyvenimiškus ir atrodo, tai neturėjo būti didelės traumos priežastis, todėl kad jie jau atsinešė tą traumą ir tie įvykiai buvo tik trigeris ją iškelti. O aromapsichologijos metodas leidžia per mūsų santykį su aromatais, kurie veikia mūsų emocinius centrus smegenyse ir tada perveda į kitokią emocinę būseną visą mūsų kūną, mes galime padėti iškelti ir padėti išlaisvinti tas įstrigusias emocijas. Ir šitoje vietoje žiūrėkit, kas būna, kai žmogus pradeda eiti sąmoningumo keliu, pradeda suprasti, kad ne visi taip gyvena, arba bent jau aš nenoriu gyventi taip, kaip man atrodo, kad visiems normalu. O gal gali būti kažkaip kitaip, kažkaip geriau, gal aš galiu kažką pakeisti savyje, savo gyvenime, gal aš galiu išsilaisvinti iš to, kas mane blokuoja, ir pradeda eiti, klausyti paskaitas, skaityti knygas, dalyvauti stovyklose, daryti kokias nors praktikas ir atranda daugybę nuostabių praktikų, turbūt galite pavardinti komentaruose, nuostabias praktikas, kurios taip pakilėja vibraciškai, emociškai aukštyn, kai jautiesi pasakiškai, kol jas darai ir kažkurį laiką po jų, bet po to iš stovyklos tenka grįžti namo. Įprastinę aplinką, įprastinę būseną. Ir ta euforija ir dingo. Ir daugeliu atveju tas toliau ieško žmonės, kaip pasijusti geriau. Man buvo taip gerai toj stovyklai, taip gerai tam renginy, taip gerai tą praktiką darant su šituo meistrų mokytoju ir atsiranda, žinot, kaip nedėsiu čia lygybės, bet toksai grubus toks sulyginimas bus, o tarsi pas alkoholiką priklausomybė alkoholiui, nes jis
jam tiko ta būsena. Ne, jisai nori būti toks atsipalaidavęs, išsilaisvinęs iš savo komplekso, įgyjęs liktais drąsos ar dar kažkokios pakitusios sąmonės būsenos. Žmonės pradeda ieškoti tos pakitusios, malonesnės, geresnės, labiau išsiplėtusios sąmonės būsenos. Ir nenori grįžti ten, kur buvo, nes dabar jau žino, kad gali būti geriau, gali būti kitaip. Ir dar galbūt skaudžiau vėl grįžti ir prisiploti ten, iš kur išėjai. Tas grįžimas atgal sunkus. Ir tada desperatiškai vėl kabinėsi. O kas man gal dar stipresnės praktikos reikia? Dar geresnio gūrų, dar kažko tai neradau, dar kito mokytojo, dar kažko vis aukščiau. Kas man duos tą didesnį euforiją, tą palengvėjimą, pagerėjimą. Bet tikroji tiesa ta, kad kai grįžti į savo tiesiog neutralią būseną, supranti, kad tas bagažas vis dar pas tave yra ir tempia atgal. Ir vienintelis būdas jį paleisti yra nuostabu pasijusti gerai, nuostabu pasikrauti resursų, pastiprinti pasitikėjimą savim, bet tada su tais resursais mes turime grįžti ir va taip ramiai atsisėsti ir pabūti su savimi. Tada, kai jaučiame saugus, kada mums yra ramu, komfortiška. Ir tarsi geriausiam draugui atsisėsti šalia tos savęs dalies, kuri yra gilioj duobėje, kuri buvo įskaudinta, traumuota. Ir gal mes nežinom kuo, kaip, kada. Gal nežinom, kas būtent buvo sužeista, nes tai net ne mūsų, o prieš kelias kartas įvykusi trauma. Bet ta mūsų dalis, kuri jaučia kažkokį nepaaiškinamą skausmą, įsivaizduokim, kad jinai sėdi duobėje, likusi mūsų dalis, kai jaučiasi saugiai, ramiai, gali ateiti ir atsisėsti šalia ir pabūti, apkabinusi tą savo dalį ir pasakyti, į tai, kad ir ką tu patyrei, tavo reakcija yra visiškai normali. Aš čia, aš jaučiuosi saugiai, šita dalis. Aš jaučiuosi ramiai, aš jaučiuosi mylinčiai. Ir aš galiu tuo pasidalinti su tavim ir tiesiog pabūti su tavim, atjautoje išjaučiant tavo emocijas. Ir išbūti, suvokiant, kad viskas gerai, jaustis ne visai gerai. Tai praeis, kai ateis laikas, to nepaskubinsi, bet kol neišbūsi su savim, neiškelsi tų emocijų. Ar jos turi racionalų prisiminimą savo, ar neturi, ar tai yra tik tais toks neaiškus, kai kurie pojūčiai net negalvoji, neišminčių gimsta, jie iš kūno, baimė pavyzdžiui. Jinai atrodo, aš kaip pavyzdį pateiksiu savo pačios patirtį, čia kaip jau išvargino psichologiškai labai karantino etapas, o tada prasidėjo karas. Ir ant viršaus to mes su vyru vakarais dar žiūrėjom labai dramatiškai įtemptą serialą. Ir jaučiau, kad visa įsitempusi, visa jautri, visas kūnas fiziškai įsitempęs. Ir atrodo, ateina vakaras, atsigulu į lovą ir galėčiau atsipalaiduoti į šilumą, vyras man šildyklę prie kojų padėjęs, kad susišildyčiau. Bet vietoje to, kad atsipalaiduočiau, staiga aš ir trūksta oro ir negaliu atsikvėpuoti ir kažkas negerai, bet nesuprantu, man viskas gerai, aš nieko blogo negalvoju, aš ramiai, man viskas gerai, aš saugiai. Galva mano rami, bet kūne širdis tik tuk ir oro trūksta, tarsi panika būtų, kas vyksta, galvoju. Ar čia ta vadinamoji panikos ataka, kas čia, iš kur čia, protas nesupranta net, kas darosi su kūnu. Tuo periodu tik kvėpavimo praktika man padėdavo nuraminti kvėpavimą, nuraminti nervų sistemą ir užmigti. Bet tiesiog supratau, kad ta situacija aktyvavo giliai manyje gyvenusias baimės ir jos reiškiasi per kūną ir aš turiu su jomis išbūti, išjausti, priimti, suprasti, leisti joms savo ciklą praeiti, bet tokiais kiekiais, kokius galiu toleruoti. Tas, sakykime, traumos, streso toleravimo langas. Tam tikras, kiek tu gali atlaikyti, įsivaizduok, kad kartu su savim atėjai, atsisėdai tą duobę, apkabinai tą savo sužeistą dalį, pabuvai su jie tiek, kiek galėjai ir sakai, aš tave aplankysiu rytoj.
Būtinai, būtinai, pažadu, aplankysiu, nepamiršiu, nepabėgsiu nuo tavęs, nepaliksiu tavęs. Šiandien aš ilgiau užsibūti negaliu, mano resursai išseko, bet aš nueisiu, pasikrausiu resursų ir grįšiu į tą duobę ir būsiu joje tiek, kiek reikės, kol duobės nebeliks. Ir aromatpsichologija daro abi funkcijas. Jinai ir duoda resursą, ir padeda įsisąmoninti, kas per duobė, kas per poreikis, kas per problema, kas viduje skauda, ko reikia, koks sekantis augimo laiptelis, kaip turi žmogus vystyti, kokias savybės savyje iškelti ir šiuo metu naudoti, kad įveiktų dabartinį iššūkį. Ir tuo pačiu duoda resursą, bet kviečia kilti tas emocijas, kad iš resursinės būsenos galėtum jas transformuoti. Tad su aromapsichologija vienu metu mes gauname ir gelbėjimosi ratą, ir tokią gerą balutę, kurioje apsiprasti su vandeniu ir paskiau visą vandenyną išbandyti savo naują laisvę. Ir šiandien aš turiu aromatestą, kurį man užpildė ir atsiuntė viena iš mano studenčių. Testas darytas jaunuoliui, 14 metų berniukui, nežinau, paauglys, berniukas, jaunuolis, kaip jį vadinti, nes tikriausiai jame yra viskas. Jau ir bundantis, gimstantis, besivystantis jame jaunas vyras, bet taip pat dar ir vaikas, kurie vieną dieną labiau čia, vieną dieną labiau ten. Ir užklausa tokia labai širdį užkabino, galvoju, ar viešai apie tai kalbėti, ar pasakoti, bet tuo pačiu netektys yra gyvenimo dalis, ar ne? Ir anksčiau ar vėliau visi jas patiriam, susiduriam, viskas laikina, viskas kinta, kažko netenkam. Sunku netekti tokiame jauname, trapiame amžiuje, kai dar tvirtai neatsistoji ant savo kojų, kai dar labai reikia tėvo globos, vedimo, išminties, apsaugos, kad galėtum prieš jį maištauti, stiprindamas savo nepriklausomybę. O jeigu netenki staiga tos tėviškos energijos ir apsaugos, ir išsigąsti likęs pasaulyje tuo, kuris galbūt turės ginti, saugoti. Ir jau nežinai tokiame amžiuje, ar gali bėgti už mamos sijono, kaip vaikas pasislėpti. Ar turi mamą už savęs ir pastovėti, ir apsaugoti, ir perimti tą vyro vaidmenį, kuris atrodo per sunkus trapiems jauniems pečiams. Tai mūsų 14 metų berniuko užklausa, su kuria jisai atliko aromatestą, buvo jo noras lengviau kalbėti apie tėčio netektį, kad taip nebeskaudėtų viduje, kad neimtų verksmas. Čia tikriausiai sužaidė tas vyriškas nenoras rodyti silpnumą, rodyti savo ašarų, savo silpnumo. Ir jei nesvarbu, berniukas, mergaitė, vyras ar moteris, užgniaužti jausmų, suvaldyti jausmus, neleisti savo verkti neįmanoma, kaip tik reikia. Su tom emocijom, kaip sakiau, išbūti tol, kol jos tiesiog praeis. Ir žiūrėkime, ką mes pamatėme iš jo testo. Čia yra toksai nufotografuotas, atsispausdinau, kaip išėjo, kaip printeris galėjo atsispausdinti, bet matau čia esminį informaciją, ką norėjau sužinoti. Su pirma, pas jį didelis stresas, nekritinis, resursų jisai dar turi, bet didelis stresas, taip sakyčiau, būsena yra tokia jautri, pažeidžiama ant ribos. Su šituo jaunuoliu reikia truputėlį atsargiai pastiprinti jo vidinius resursus, pastiprinti jo pasitikėjimą savimi, kad jisai sugebės susidoroti, pereiti, atrasti savo vietą pasaulyje, atrasti savo vaidmenį, sustiprėti kaip jaunas vyras, net ir be tėčio to apsaugos, vedimo ir globos. Iš tų, kuriuos labiausiai jam patiko ir pasirinko eterinius aliejus, kurie labiausiai emociškai jį pakylėjo ir traukė, didžiausia dalis yra stimuliuojantis aromatai ir antidepresantai. Antidepresantų apskritai daugiausia. Aišku, daug eterinių aliejų turi šitą poveikį,
Bet iš visų, kurie buvo uostyti, jį traukė, patiko, pasirinko 78% visų antidepresantų iš 30 aromatų rinkinio. Tai reiškia jau labai ryškų, stiprų poreikį harmonizuoti emocijas, paleisti ir išbūti, ir transformuoti, ir paleisti sunkias, žemyn slegiančias emocijas ir atrasti tam tikrą emocinę harmoniją, atgauti emocinę pusiausvyrą ir dar šiek tiek daugiau, mes to jūs prie to prieisime, o stimuliuojantis, tai kad jisai šitoje būsenoje pasirinko stimuliuojančius, sufleruoja, kad jisai yra puolęs į tokį sąstingį. Žinot, kai patiriame traumą, kai didelį stresą patiriame, daugelis yra girdėję apie reakciją kovok arba bėk. Bet tai yra aktyvios reakcijos. Jeigu tu jautiesi stiprus, pakankamai stiprus, tu gali kovoti. Jeigu tu jautiesi silpnesnis, tada dedi į kojas ir bėgi, ne? Bandai išvengti, bet taip aktyviai išvengti. Pasipriešinti, nubrėžti ribas, išeiti, išvengti. Kita reakcija yra tokia pasyvi, sustink. Nu, kaip triušiukas, sustingsta išsigandęs ir tikisi, kad plėšrūnai jo nepastebės. Tuo pačiu tai yra ir kai jautiesi per silpnas, trapus, pažeidžiamas, nesaugus, grėsmės akivaizdoje, didelės grėsmės, prieš kurią tu per mažas ir silpnas. Ta reakcija sustingti, tarsi, jeigu net nekvėpuosiu, gal manęs neužklius, gal tai praeis pro šalį visa šita situacija, tai sustabarėjimo būsena. Ir man truputėlį neramu dėl šito berniuko ir nežinau, prieš kiek laiko įvyko netektis, kiek jis jau su šitom emocijom gyvena, bet matau, kad jam reikia pagalbos sustimuliuoti, sušildyti jį, išjudinti kraujotaką, atlaisvinti kvėpavimą, kad jisai pradėtų judėti ir tą stresą, tą visą traumos emociją galėtų nors kažkiek tą, kaip žinote, greitpuodžio perkaitusio atidaryti vožtuvą ir per raumenų įtampą truputį tą kortizolį, tą stresą nuleisti. Tada žiūriu, eteriniai aliejai, jie kiekvienas unikalus, kiekvienas atspindi skirtingas mūsų vidinės savybės, traumas, mūsų poreikius, mūsų troškimus, mūsų asmenybės tam tikrus aspektus, bet tuo pačiu jie tam tikros grupės aromatų turi šitą bendro, kaip visi citrusiniai vaisiai arba gėlės, jos visos apibendrintai turi kažką tai panašaus ir tarpusavėje vienas kitą palaiko. Tai matydama, dabar eisiu per visas tas grupės, 8 grupės ir žiūrėsiu, kokių įžvalgų man tai pasufleruos. Taip, man čia nepateko, kad neatsispausdino vieną vietą, mėginsiu pasižiūrėti ją. Taip, pas save paveikslėlyje. Štai, trūkstama grupė. Taip, matau, kad pas jį visiškai atstūmė visi prieskonių aromatai, visi šildantys, stimuliuojantys sėklų prieskonių aromatai, kas rodo labai didelį atotrūkį nuo savo kūno, kai žmogus tarsi jis ne čia, jis ne čia. Jisai kažkur, jo visa energija, jo sąmonė susiskaldžiusi ir išsisklaidžiusi. Todėl jisai šiuo metu, kas yra gana būdinga patyrus gilią traumą, nėra čia, nėra savo kūne ir susijungęs su juo ir tuo pačiu nėra susijungęs su savo kūno poreikiais, pojūčiais, todėl negali tinkamai savimi rūpintis. Sekantis momentas, gebėjimas atlaikyti stresą nedidelis, suimti save į kumštį gali, tokiomis, kol kas, kaip ir šiuo metu nevyksta kažkas, kas reikalautų aktyvuotis, daugiau yra tokios narsios pastangos stengti suvaldyti savo emociją, savo sielvartą, savo liūdesį. Taip žiūrėčiau. Tada yra didelis poreikis pamatyti šviesiąją pusę. Didelis poreikis atsiverti vėl džiaugsmui. Patikėti, kad gali džiaugtis. Bet matau, čia yra toksai su kabliuku.
Nes vienas iš citrusinio aromatų, kuris susijęs būtent su vidiniu vaiku, su vaikyste, su nekaltumu, atstumia. Galbūt jisai jaučiasi dabar praradęs teisę toliau būti vaiku. Tarsi viskas, vaikystė baigėsi šitoje vietoje. Su šita patirtimi ir dabar reikia kažkaip kabintis, kažkaip išsijudinti, išsilaisvinti iš to tokio sulėdėjimo, atrasti, kas jį galėtų džiuginti, kas jį išvestų iš tos būsenos, kas jį pripildytų šviesos, šilumos, pozityvių emocijų. Bet jau su didesniu reiklumu savo jaučiu, kad berniukas ir jau nebeleisdamas savo būti spontanišku, nerūpestingu, tarytum jaustųsi privalantis atstumti savyje vaiką, numarinti savyje vaiką su tėčio netektimi ir staiga tą pačią dieną suaugti ir perimti visą atsakomybę ir naštą. Toksai pojūtis yra didelė būti vienam baimė. Didelė vidinė gili baimė, kad aš neturiu pakankamai stiprios vidinės ašies, kad dabar jau tapti savarankišku, nepriklausomu, stipriu, atrama pačiam savo ir kitiems. Taip kaip pavyzdį dažnai savo studentams duodu, kad yra medis su tvirtu kamienu ir yra gebenė, kuri turi apsivynioti kažkieno kito tvirtą kamieną. Ir šiuo metu jisai neturi tikėjimo viduje, kad jis jau turi tą kamieną. Kol kas greičiausiai jo nejaučia. Ir jaunuolis po tėčio netekties, iš to, kokie aromatai jį traukia, kokie atstumia, taip pat jaučiu, kad trūksta minčių koncentracijos ir aiškumo. Nėra ne tik to plano krypties, kur dabar toliau eisim, yra didžiulis pasimetimas ir net baimė apie tai galvoti, o negalvoti neina. Ir todėl tos mintis va tokios, sukasi užstrigusi plokštelė, dūzgia avilys, toksai chaosas, o atotrukis nuo kūno, galvoj chaosas avilys, savam kūne nesėsi, va čia kažkur išsibarstęs. Ir tikriausiai artimi žmonės, jį matantis, stebintis, šalia gali pastebėti, kad jisai net mažiau fiziškai juda, aš taip įtariu. Jame šilumos mažiau, jame fiziškai turiu omenyje. Judesio, kraujotakos, jisai. Realiai žmogus, kai jaučia gilų liūdesį, netgi infraraudonųjų spindulių kamera padarytos nuotraukos rodo, kad jis tapo šaltas. Rankos šaltos, kojos šaltos. Ne šiaip su jį patraukia stimuliuojantis kraujotaką, aktyvinantis eteriniai aliejai. Kažkas atsitiko su mano interneto ryšiu, bet džiaugiuosi, kad aš vis dar su jumis. Patvirtinkit, ar vis dar mane matote. Ne, skaidrių čia nėra. Aš pasakoju tiesiog žiūrėdama į man atsiųstą testavimo lapą. Bet jūs galit klausti, aš dabar persikrovė man langas, džiaugiuosi, kad tebesu lygtai su jumis, bet jūs man parašykit, patvirtinkit, ar jūs vis dar su manimi. Ir štai viskas, ką aš turiu. Ir žiūrėdama į šitą lapą, matau, kas vyksta šito jaunuolio širdyje. Tai laukiu žinutės patvirtinimo, ar mes vis dar ant ryšio. Matot, ačiū labai, Ilona. Ir judėkime toliau, ar ne? Pasiminčių koncentracijos, gebėjimo savarankiškai numatyti, planuoti, susidėlioti, ką aš dabar darysiu, nėra. Greičiau yra baimė, kad reikės imtis atsakomybės, baimė, kad reikės kažką spręsti, kažką daryti, netgi
atsakyti į klausimus, jeigu aplinkiniai teiraujasi, kaip tu jautiesi, kas ten vyksta tavo viduje, kaip tu išgyveni, jam gali būti sunku sudėlioti aiškiai mintis. Toliau žiūrime moteriški aromatai, tas pats atstumimas ryškus. Tai yra greičiausiai šiuo metu tai reikš, kad yra bėgimas nuo savo jausmų, nenoras jos jausti, nenoras verkti, jeigu reikia kalbėti apie tėčio netektį. Ir šitoje vietoje geriausias būdas, toksai, nekaip nuskambės mūsų liaudiškas posakis šitame kontekste, bet galbūt jisai pakankamai aiškiai nusakys mano mintį ir šuo kariamas pripranta. Ne, mes nepriprantam prie artimųjų netekties, aš turiu omeny apie tuos prisiminimus. Viena vertus reikės laiko išjausti tas emocijas, išbūti su jomis, išliūdėti, kad praeiti visus tos netekties traumos etapus. Čia laikas be abejo bus vienas iš didžiausių gydytojų. Kita vertus, užgniaužti viską savyje ir vengti kalbėtis, bijant, kad sukils emocijos, nebūtų sveika. Nuolat apie tai kalbėti būtų bereikalingas papildomas traumavimas. Aš jau minėjau pradžioje šito video, kad yra tam tikras tolerancijos langas. Kiek gali atlaikyti? Tai jeigu jaunuolis nori tas emocijas, iškalbėti, išjausti, išreikšti ir galbūt niekada nebus visiškai abejingas šitai istorijai, šitai netekčiai ir galbūt niekada šaltai be emocijų ir nepajėgs apie tai kalbėti, bet kažkokią vidinę pusiausvyrą su laiku atgaus, o šiuo metu nei tyla, nei priverstinis pešimas ir vertimas jo kalbėti, ar jo vertimas savęs kalbėti apie tai, irgi gali lengvai viršyti jo tolerancijos langą. Viena vertus galima būtų lankytis pas psichologą, ar ne, ir saugioje aplinkoje, ne visą dieną, o kažkokį ribotą laiką, 30-40 minučių, ar ne, kalbi kažką tai ir galbūt plačiau, ir tada kažką iš tų jautriausių dalykų ir leidi savo ir paverkti, ir papykti, ir viską išreikšti, ką jauti, ir išbūti, priimti visas tas emocijas, netgi tas, kurių atrodo, kad neturi teisės jausti, kaip pyktis, pavyzdžiui, jeigu iškiltų. Tai yra, būtų nebūtinai psichoterapeuto ar psichologo čionais poreikis yra, bet norėjau pabrėžti tą tokį dozuotą susijungimą su savo jausmais, pabuvimą toj duobėj su savim kenčiančiu ir tada ėjimą pasikrauti resursų. Išeiti į saulę, išeiti prasiblaškyti, paveikti kažką tai kito, pabendrauti apie kažką kitą su kažkuo kitu, neliečiant šitos temos, grįžti trupučiuką į kasdienybę, pajudėti, nors šiek tiek, kad sukaupti resurso, kad galėtum paskui grįžti ir tęsti tą vidinį darbą ir gijimą, nes tai reikalauja daug resursų. Ir aromatai, kuriuos jisai pasirinko, būtų irgi viena iš pagalbos savo būdų, vienas iš resursų. Nesakau, kad vienintelis, tobuliausias, pats geriausias, bet labai geras priedas prie viso kito, ką patys nuspręs daryti. O jeigu jaunuolis nepasiruošęs eiti pas kažką kalbėti, jeigu tai kaip jaunuoliui, kaip berniukui, kaip būsimam jaunam vyrui nepriimtina, tada sakyčiau, pasimti dienoraštį ir rašyti su susitarimu, kad niekas šeimoje to tikrai nelies, kad tai visiškai saugu, privatu, kad galėtų tiek, kiek kartais atrodo neturiu ką rašyti, tai gali prirašyti visą puslapį frazės neturiu ką rašyti. Bet tiesiog visus tuos jausmus, visas tas mintis, kas patinka, kas nepatinka, kas erzina šiuo metu, kaip jaučiuosi šiuo metu, kad jaučiuosi sustingęs, kad ir galima pradėti tiesiog konstatuoti savo kūno pojūčius. Beje, būtų labai naudinga konstatuoti, įvardinti, išjausti, užfiksuoti, įsivardinti kūno pojūčius. Ne vien ką aš ten jaučiu, tai, sakykime, pakiliais žodžiais, bet grinai fiziškai jaučiu, kad man pastoviai skauda skrandį.
Beje, labai didelė tikimybė, kad pas jį virškinimas labai yra išsibalansavęs, nes labai daug jo pasirinkimų labai padėtų virškinimo procesui. Ir judant toliau, kaip sakiau, noras vengti jausmų, nesusijungti su savo puse, galbūt netgi vengti kitų, kurie rodo savo atvirai emocijas, nes nori likti stoiškas, tai sąstingio, sustabarėjimo, sustingimo, suledėjimo būsenoje, nes tarsi taip saugiau. Čia instinktyvi reakcija, fiziologinė reakcija kūne. Toliau palaukit, vyriškus aromatus praėjom, irgi vienas aromatas traukia, priimtinas, o 3 iš šios pačios kategorijos atstumia. O, dingo mano užrašai, nepasižiūrėsiu dabar kuris, kažko kompiuteris neatlaikė krūvio, man reikia papildomų jam resursų smegenų įdėti. Apsukų, nes nebespėja su manim ir visų krūvių, kurį jam užkroviau. Tai grįžtam prie šio, sakykime, kol kas manau, kad jį labai labai gazdina ta galbūt vidinis jausmas, kad turi imtis vyro vaidmens. Dar jaučiasi nepasitikintis savimi, silpnas, neužtikrintas, todėl didžioji dalis tų vyriškus hormonus. Lytinė branda 14 metų greičiausiai jau įvyko, hormonai pasikeitė pas berniuką, bet pilnai psichologiškai žengti į šitą rolę dar nespėjo. Gal galime mes ir tuos ritualus tapimo suaugusių turime 18 metų, 21 metų, kai gauni teisę vairuoti, vartoti alkoholį. Įdomus būdai mūsų ritualai, kuo mes pažymime įžengimą iš berniuko į vyro gyvenimo etapą. Senosios kultūros šiek tiek prasmingiau atžymėdavo tos slenksčio momentus, ar ne? Ir tai beje buvo labai svarbu ir sveika mūsų psichikai, kaip žmonijos. Tad kol kas jaunuolis jaučiasi silpnas, išsigandęs, pasimetęs, sustingęs. Bet pas jį yra aukštas empatijos lygis arba aukštas poreikis apsivalyti nuo visų tų negatyvių emocijų. Sielvartas nėra negatyvi emocija, tai natūraliai sveika, graži netgi emocija, kuri rodo, kad mokam giliai mylėti. Bet šituo atveju, bet kam kitam sakyčiau, kad tai apsivalymo poreikis nuo priklausomybių, nuo prisirišimų, nuo nuoskaudų, nuo puikybės, o šiuo atveju galbūt jam dar sunkiau, nes jisai turi ir atsakomybės už kitus, aplinkinius, šeimą, mamą, gal brolį, sesę, jeigu turi, ir tuo pačiu yra vis tiek bus tas ir poreikis paleisti. Atleisti, paleisti, nes kartais mes silvartaujam, kad kažko netekom, bet kartu yra ir, galima turėti ir apmaudą, nuoskaudą ant paties gyvenimo. Ne? Beje, nenustepsiu, jeigu šitas jaunuolis turi stiprius prisirišimus prie, tarkim, materialių daiktų, kurie tas asociacijas su tuo, ko neteko, jam kažkas tiesioginės ar perkeltinės turi, toks noras išlaikyti kažką iš praeities, nepaleisti. Ir kol kas gal dvasinė branda būtų per anksti jaunam žmogui vertinti ir daryti išvados iš šitų aromatų, bet tuo pačiu jisai dar ir nėra pilnai pasiruošęs to žaizdos užgydyti. Nes galbūt kai kurių tų emocijų tame visame kratinyje, ten ne vien liūdesys ir ašaros, ten yra didesnė košė ir kai kurių iš tų aspektų, su kai kuriuom iš tų savo dalių gali atsisakyti, draugauti, jas pripažinti ir pasėdėti duobėse. Nes galbūt kažkurias net gėda pripažinti, kad turime emocijas. Ir to sąmoningai nesuprantam, neįsivardinam, jas tiesiog nugrūdam vos kūne ir emociškai pasijutusias, net nedavus joms pavadinimo. Bet jeigu vyktų švarus, toksai dvasią auginantis, asmenybės brandą didinantis gijimas, šiek tiek būtų kitaip pasirinkta dvasiniai aliejai. Jie būtų labiau
pliusais pažymėti, kaip traukiantis arba neutralūs, o šiuo metu tai, kad pusę aromatų atstumia, verčia manyti, kad yra tokių didelių pretenzijų gyvenimui, kad tai neteisybė, kad turėtų būti kitaip ir negalėjimas atgauti tos vidinės tokios ašies, pusiausvyros. Ir tada pagrindiniai jo išsirinkti aliejai. Beje, parašykite, kokie aliejai jūs labiausiai traukia. Jeigu turite eterinius aliejus, kurie, tu čia mano laimės šaltinis. Ir taip traukia, kad galėčiau išsilieti ant savęs visą buteliuką. Parašykit, koks tai aromatas. Jeigu tik šiaip patinka, jo, man tas skanus, man ir šitas skanus, ir dar tas, ir tas skanus, tai čia man šitas nieko nesakys, bet jeigu yra kažkas, kas sukelia stiprią emocinę ir fiziologinę reakciją, tai bet šitie aromatai, jie atskleidžia ir jūsų iššūkius, ir poreikius, ir augimo kryptį. O mūsų jaunuolis, apie kurį kalbame, atrodo, užklausa buvo, kaip lengviau kalbėti, ar ne čia balsą išlaisvinti. Galbūt yra poreikis sustiprinti pasitikėjimą savimi ir savivertę, savęs priėmimą, nes yra daug savęs teisimo dėl kažkokių priežasčių, galbūt nepatenkinta savo išvaizda, nes gali būti jaunas, gali būti visiškai normalus jaunuolis, bet kaip ir moterim tas pats, ar ne, moteris kaip moteris, bet pati savo super kritiška ir savęs nemyli, nesidžiaugia savimi, nepriima. Pasijaučiu tam tikros savęs, savo kūno, galbūt ne vien kūno, gal apskritai ne kūno, bet kažko savyje nepriėmimą ir tą atotrūkį, kuris gali būti tiesiog pasiekmė tos traumos ir to traumos sukelto tarsi atsiskyrimo nuo savęs, kad nebūti su savimi, nes savęs skauda. Nenori būti ten, kur tau skauda, todėl tavo sąmonė iš dalies atitrūksta nuo kūno. Eteriniai aliejai, kuriuos pasirinko, dar kartą patvirtina mano pirmosius įspūdžius, kad pas vaikiną yra sustabarėjimas, negalėjimas pajudėti, sąstingis toks viduje, šaltukas, stagnacija. Jau galbūt gali labai būti sunku susikaupti, gali stikti motyvacijos, gali tarsi rankos nekyla, minčių nėra, arba mintis tokios padrikos, chaotiškos. Viskas gyvenime atrodo per didelis iššūkis ir nežinai, už kurio kampo imtis. Čia galima išmokinti jaunuolį, pavyzdžiui, planavimo, organizavimo strategijų efektyvių. Aš pati šiuo metu į tai labai pasinėrusi, gal dėl to tokia mintis kilo. Bet jeigu iš tiesų jam daug kas gyvenime, tie visi iššūkiai, pareigos atrodo, mokslai, jo ateitis, didesnis iššūkis, negu jis pajėgus aprėpti. Prieš mane yra tas mano sąsiuvinukas, kuriame, kai aš užsirašau kažkokį tai tikslą, kažkokį projektą, suskaidau jį kiek įmanoma mažesniais tokiais trupinukais, kad galima būtų net 15 laisvų minučių turint pasižiūrėti, aš galiu šitą ir šitą padaryti ir išbraukti iš sąrašo. Kad būtų tokie labai lengvi, maži žingsneliai, veiksmai, ką galima padaryti, judant link to, ką tau bet kuriuo atveju galbūt reikia padaryti, galbūt nori nuveikti ar pasiekti. Taip, ir tai, kad jis apskritai pasirinko citrinžolę ir citriną pirmoji ir antroji vietoj, atsiprašau, jau rodo, kad jis jau priėjo tą etapą, tikriausiai vis tik tais jau praėjo kažkiek laiko nuo netekties. Jis priėjo tą etapą, kai jau būtų laikas paleisti prisirišimus prie praeities, jau paleisti tą susisaistymą, įsikibimą į tai ir grįžti į čia ir dabar. Ir atsiverti, išeiti iš po tamsaus gaubto ir išeiti į šviesą. Kartais filmuose rodo, kad koks nors veiksmas vyko uždarose patalpose, tamsoj, prietemoj, šešėliuose ir veikėjai, herojai, staiga viskas baigėsi, yra toksai tas viršūnė, pats krešendo įvykių, paskiau atomazga, paskiau toks katarsis.
Ir tada jie išeina į šviesą, išeina, pavyzdžiui, į lauką arba išeina į kažkokią erdvę iš kažkur ištrūkę. Tai toksai jausmas, kad šis jaunuolis pasiruošęs išeiti į saulės šviesą iš tamsių šešėlių. Nes kitaip nebūtų šitų į šviesą vedančių, susikaupti, padedančių, motivaciją keliančių eterinių aliejų pasirinkęs. Jaučiu, kad jam labai sunku išlaikyti aiškias mintis. Jo mintis gali šokinėti, gali būti sunku susikaupti, mokytis. Ir reikia ties tuo pagalbos, bet tuo pačiu jis jau pasiruošęs tą pagalbą priimti kažkokią formą, bent jau per aromatus, ir įžengti į saulės šviesą. Jūs suprantat intuityviai, emociškai, ką aš pavadinau įžengimu į saulės šviesą, ar ne? Tiesiog pamatyti šviesią gyvenimo pusę, leisti savo pamatyti, susidomėti, atkreipti dėmesį į tai, kas džiugina, ir leisti savo jausti tą džiaugsmą, bet kartu motivaciją, naujas idėjas, naujus planus. O toks sustingęs, kaip išsigandęs, sustiklėjęs, nepasitikintis savimi, mes suprantam, po tokios netekties savijauta visiškai suprantama, bet trečioje vietoje pasirinkta miros eterinis aliejus leidžia mąstyti. Žiūrėkit, mira gydo pertrauktą ryšį, skausmingai pertrauktą ryšį. Tokia simbolinė, galbūt žmonijos pasąmonėje asociacija šis aromatas įgyjo, nes jau nuo biblinių laikų su mira būdavo užgydomos bambagyslės kūdikių. Tas, sakykime, nukirpta virkštelė, nutrauktas fiziologinis ryšys tarp vaiko ir mamos, ir tas aromatas, ir tas poveikis tiek fiziškai, tiek energetiškai, emociškai padeda užgyti tai traumai, atsistatyti ir kažkiek atsiskirti ir išmokti resursus gauti kitų būdų, palaikymą, maistą gauti kitų būdų negu iki tol per placentą. Ir labiausiai mira siejama su mama, su ryšiu su motina, su traumuotu pertrauktų ryšiu su motina. Čia man būtų įdomu, ar jisai per šitą savo būseną ir savo išgyvenimus, ar jisai neatitolo nuo mamos, ar nesijaučia šiek tiek praradęs jos globą, rūpestį, ar vis tik tai šiuo atveju nesvarbu, kad tai ne mamos jisai neteko, o tėčio mira vis tiek ateina užgydyti tą pertrauktą ryšį, tą nukirstą bambagyslę, kurios jis dar nebuvo pasiruošęs nukirsti. Dar reikėjo tėčio. Ir mira tuo pačiu padeda tam, kad jisai atgautų minčių aiškumą, pozityvumą, gebėjimą susikaupti, motivaciją, gebėjimą tikėtis kažko gero. Labai svarbu, ir mira tą rodo, atkurti saugumo jausmą. Kad visko, ko reikės, bus duota, bus pasirūpinta. Man toks intuityviai kilo mintis, kad čia galbūt ir toksai jo amžiaus tarpsnis dar susižaidė, kodėl mira, kodėl ne frankincense, kuris labiau su tėvo, atrodo, santykių ir netektimi būtų surištas, arba bent jau, kai kurie kiti medžiai taip pat. O būtent mira, kuri yra labai emociškai susijusi su pertrauktais ryšiais, bet labiau su mama. Ir žeme persikelia tas santykis su pasauliu, su žeme, su žmonija. Todėl, kad kaip tokiame amžiuje ir tarsi priverstas greitai suaugti netekus tėčio ir iš dalies jį pakeisti, imtis vyro vaidmens, galbūt yra toksai tam tikras vidinis konfliktas, kad jau minėjau, jisai atstumė savo vidinį vaiką, jisai uždraudė, nebeleido savo toliau būti vaiku, o suaugusių dar nespėjo išmokti, nespėjo sustiprėti, nespėjo užaugti ir tapti savarankiškas, todėl gal ir išsivystė tas vidinis gilus savikritiškumas ir nepasitenkinimas savimi. Ir tai gali virsti kuo tik nori, ir tada iššūkiai su virškinimu, su mityba, bet ir kitokiais rūpinimusi savim, savo kūnų klausimais. Tai gali labai plačiai pasireikšti.
Bet pasirinktas greipfruktas rodo norą pasitikėti savimi, gerbti save, jaustis komfortiškai savame kailyje. Ir greta matau prirašytas kiparisas. Žinokit, kiparisą pamatysi beveik kiekvieno gedinčio, sielvartaujančio žmogaus pasirinkimuose. Šiaip eiliniu metu papuošęs jis toksai neypatingai patrauklus, ne taip kaip koks apelsinas džiaugsmingas, tačiau jį pasirenka tie, kas gedi, kas sielvartauja. Man labai smalsu, pačiai įdomu, ar mes pradėjome kiparisą sodinti kapinėse, visas viduržemio regionas, todėl, kad jisai turi tą poveikį paguosti, padėti paleisti, padėti įsilieti atgal į gyvenimo tėkmę ir judėti į priekį. Ar su šitom emocijom mums susirišo šis aromatas, būtent dėl to, kad jį nuolat jautėme kapinėse, kur sąmoningai, kaip ir stengiamės, ateinam atsisveikinti, kartais ateinam ir pabendrauti su išėjusiaisiais, bet tuo pačiu žinom, kad reikia judėti į priekį ir gal tą jaustą aromatą surišom su to procesu. O gal yra dar subtiliau, galbūt pamatinis visatos principas, pamatinė varanti jėga yra sąmonė. Visa persmelkianti, visa esanti sąmonė, kuri reiškiasi per visur. Augalas turi savitą sąmonės lygį, akmuo, kristalas, gyvūnas, žmogus. Ir galbūt tiesiog susitikus liūdintiems, gedintiems, ir šitiems augalams, jie tiesiog apsiėmė tos rolės būti guodėjais, sielvartaujančių. Tai, kai jis pasirinko greipfruktą ir kiparisą į 4. poziciją, čia jau yra ne problemų atspindys, o poreikis, kur link vaikinas eina. Link su šitais aromatais, jeigu jam bus padaryti transformaciniai kvepalai iš šitų eterinių aliejų, tai atkurs pertraukto ar per anksti ryšio paliktą nesaugumo jausmą. Padės labiau pasitikėti pasauliu, jausti, kad pasaulis man geranoriškas, saugus, dosnus, aš gausiu viską, ko man reikės, kad galėčiau užbaigti savo vystymosi procesą, atsistoti ant kelių, siekti savo tikslų, pasirūpinti savimi ir mylimais žmonėmis. Šitie aromatai jam padės atgauti minčių aiškumą, motivaciją, optimizmą, žiūrėti į priekį ir padės gerbti save, priimti save, tuo, kas jis dabar yra. Jaunas berniukas, augantis pamažu iš berniuko į jaunuolį, jauną vyrą, gerbti, priimti save tame etape, koks jis yra. Ir tiesiog leisti gyvenimo tėkmei nešti jį į priekį, leisti savo augti, leisti savo judėti. Labai tikiuosi, kad berniukas turi mėgstamą kažkokį judesio sporto užsiėmimą, nes tas poreikis stimuliuojantiems eteriniams aliejams tokiu būdu labai gerai realizuotųsi. Jeigu kažko jisai norėtų domėtis, ar tai riedlentėmis važinėti, dviračiais važinėti, bet koks aktyvus sportiškas užsiėmimas, aš labai palaikyčiau tokius vaikino norus, kad jisai judėtų. Jeigu jisai pats sutiks, pasiūlyčiau praktiką parašyti 50 pozityvių dalykų apie save, 50 komplimentų savo, pagirimų savo. Kuo savyje didžiuojasi, ką savyje mėgsta. Tiesiog galbūt pasiimti sąsiuvinuką ir pradėti kiekvieną dieną parašyti kelis pozityvius dalykus apie save, kad sustiprinti tą savivertę, savigarbą, kuri trupučiuką susvyravusi, nes jis jaučiasi silpnas, per silpnas gyvenimui, be tos atramos, kurios neteko. Jo tas silpnumas šiek tiek gali pasireikšti pagrindinė per tokį išsiblaškimą, per chaotiškumą, nesusikaupimą, galbūt neplanavimą į priekį, nesidėliojimą strategiškai minčių, kur link aš einu, tokį buvimą taip pasimetus, išsiblaškius, plaukiant kaip ežiukui rūke.
Ir vaikinas yra pasiruošęs išeiti į dienos šviesą, pasiruošęs leisti gyvenimo tėkmę jį nešti į priekį. Pamažu paleisti, naudojant šitos aromatus, nenustebkit, jeigu, tarkim, jeigu saugojo ten tėčio maikutę seniai nunešiotą ir jos net skalbti nedavė, galbūt jisai kažkada ją nuspręs padėti į stalčių, įdėti į maišiuką ir jau, tiesiog palikti ją tenais, ar kažkokius kitus sentimentalius prisirišimus, po truputėlį pradėti paleisti ir labiau žiūrėti į priekį negu atgal. O tikrai nėra pagrindinis poreikis išlaisvinti balsą, kad kalbėti. Jeigu jį tas labai iš tiesų stresuoja, vargina ir jaučia, kad jau noriu judėti į priekį ir yra poreikis, tai iškalbėti, kad galutinai paleisti, bet nenori verkti prie kito žmogaus, gal jisai galėtų rašyti dienoraštį vienokią ar kitokią formą, raštu, dailę, menu, koliažais, kaip jau jam natūraliai jaustųsi, bet kad tas mintis išmąstytų, tuos jausmus įvardintų ir išbūtų su jais tiek, kiek pačiam išeina, neviršijant tos tolerancijos lango, ir tada judėti į saulės šviesą. Eiti daryti kažką pozityvaus, kas nukreipta į ateitį, į priekį, kur link jis auga. Taigi pagrindinės rekomendacijos greta šitų aromatų naudojimo būtų fizinis aktyvumas, pagal tai, kas jam pačiam įdomu, ką jis norėtų išmėginti, išmokti. Taip pat komplimentai savo, pagirimai savo. Ir aplinkiniai, jeigu klausosi jo artimi žmonės, linkintis gero, gali dažniau pastebėti, kas yra jame gero, kas jam pavyko, kur jisai stiprus, kur jisai auga, kur jis tobulėja, ką jis padarė geriau, negu būtų padaręs prieš kelis metus. Ką jisai naujo išmoko, ir tai vis įvardinti, parodyti, kad juo didžiuojamės, kad jį palaikom, kad jis šaunuolis, kad daro ką gali ir to gana, ir tai yra šaunu. Ir stiprinti jo pagarbą savo, neplėšti iš jo rankų to, prie ko jis labai prisirišęs, ko dar laikosi, tų savo prisiminimų, tų asociacijų, tų sentimentalių dalykų, bet palaikyti, kai jisai pats pribręs naudojant šios aromatus, jos po truputį jau taip padėti, neskubėkit išmesti. Jeigu jisai rečiau kažką pradėjo imti, galbūt pasiūlykit padėti saugiai, supakuoti ir saugiai kažkur sudėti, ateičiai, kai galbūt norės prisiminti. Jau iš kitos būsenos, iš kitos brandos. Tai tokios rekomendacijos šitam jaunuoliui. Ir kad jeigu jisai išrašytų dienoraštį, jisai gali pats rašyti tol, kol viskas sukils, kol jisai atsisės į tą duobę šalia vis dar sielvartaujančios savęs dalies. Ir rašyti tol, kol jisai išbus su ją tiek, kiek tuo metu pajėgus. O tada pasistengti užbaigti kažkuo pozityviu, kažkuo galbūt ar kaip tėčiui išėjusiam žinutę, ar kaip savo žinutę, užbaigti pasakymu, bet aš laikausi gerai, už tai, ką aš gero nuveikiau, už tai, ką aš naujo išmokau, užrašyti, kaip jisai po trupučiuką stengiasi ir juda į priekį. Ir yra stiprus dėl savęs, dėl šeimos, dėl tų, kuriems jis rūpi. Kad užbaigti kažkokią, kad ir su vis dar tokia jau liūdesio, bet gražaus liūdesio nata ir kažkokia gera, pozityvia mintimi. Ir tada eiti daryti kažką tai linksmesnio. Bet tą praktiką svarbu pakartoti, kad ir tą patį, tarkim, apie tą netektį, tą pačią situaciją aprašyti, vis apie tą patį, bet daug kartų. Aprašyti, ką aš patyriau, ką aš jaučiu dabar reaguojant į tai ir kaip tai veikia mano dabar veiksmus, pasirinkimus. Ir šitos 4 klausimus savo atsakant, galima viską išrašyti vieną kartą ir grįžti prie to sekančią dieną, po kelių dienų, kitą savaitę. Gal ne po metų, bet ir nebūtinai per vieną dieną viskas stengtis išsisrėpti tą visą košę ar sriubą, kaip čia pavadinti.
tą liūdėsi, o tiesiog kažkokiu periodiškumu, kada jausis labai saugus, ramus, gal bus vienas namuose, gal, va, pavyzdžiui, aš jaučiuosi labai gerai, kai saulė šviečia. Ir yra tylu, ramu, labai saugiai, labai komfortiškai pakylėta pasijuntu, va tada galiu imtis kažkokiu tokiu sunkesnių pasinėrimų į save, nes tai man yra resursas. Tai gali ir jam būtų svarbu pasirinkti momentus, kada jis turi resursų vidinių. Na ir be abejo naudoti šitos aromatus. Mano studentė žino formulę, kaip juos sumaišyti, kokiamis proporcijomis, kaip naudoti, bet galima ir tiesiog visus sumaišyti, bet daugiau galbūt teks pakvėpuoti iš buteliuko nuo juostelės. Dabar neturiu po ranka tų popieriaus tokių juostelių, bet galim pasikarpyti storesnio popieriaus lapą juostelėmis ir tiesiog to mišinio užsivarvinus, taip, mosuoti savo tą juostelę prieš save. Tuo metu, kai apmastai, iškalbi mintyse, bet žodžiais, tai apie ką norėtum laisviau kalbėti, bet ne taip stipriai nepasinerti į sielvartą ir ašaras. Jeigu susijausminsi ir šiek tiek susigraudinsi, bet pajėgus būsi kontroliuoti save ir grąžinti vėl, išeiti iš tos būsenos, pereiti į kažką šviesesnio, tai jau bus sveika reakcija. O kol kas, jeigu pas jaunuolį yra didelė baimė per giliai įkristi, visų pirma, reikia paleisti baimės baimę ir pasijusti pakankamai saugiam, išbūti su tom emocijom, po tokį nedidelį etapą, priimant, kad jas reikia išjausti. Tai sveika, tai natūralu, tai ne kažkas, ko reikėtų gėdytis, bet jeigu jam komfortiškiau kol kas tai daryti vienumoje, gali pradėti vienumoje, kaip sakiau, išrašymas, raštus, vis tiek priversi žodžius viską sudėlioti ir duos tą terapinę naudą. O aromatas, vadinamas, garinamas tokiu būdu, padės iškelti tas emocijas, bet ir duos resurso jas išgyventi ir transformuoti. Tai tiek apie mūsų jaunuolį, labai užjaučiu, siunčiu šviesą, siunčiu meilę, kad širdis užgytų, o asmenybė užaugtų stipri, atjaučianti, mylinti ir labai gerbianti save, žinanti savo stiprybę. Ir permesiu akimis, ką jūs parašėte, kokie yra jūsų mėgstamiausi aromatai, ypač jeigu kažkas paminėjo vieno augalo aromatą. O sveika Simona, sveika Aušrelė, Labutis Irma, sveika Ilona, Aušra sveika, Ingrida Valor labai mėgsta, mes žinom, kad Valor jis yra pavadintas narsa. Tai yra aromatas stiprinti vidinę ašį, susijungimas su savo mūsų vertybės, yra mūsų ašis, mūsų stuburas. Ir šis aromatas padeda su jomis susijungti ir gyventi iš savo tos, išlaikant tvirtą stuburą. Žinot, koks žmogus būna be stuburis? Apie kokį žmogų taip sakom. Tai Valor padeda turėti tvirtą, spindintį stuburą. Ir narsos eiti per gyvenimą, pasitikėjimo savimi, ne to agresyvaus rėkiančio, o tokio ramaus, išlaikančio vidinę pusiausvyrą, gebančio atleisti savo ankstesnės klaidas, nesėkmės, paleisti, užsigydyti žaizdas emocinės praeities ir žinoti, kad ne šiaip sau mane aplamdė, apgenėjo, mane turbūt suformavo į tai, kuo aš turiu toliau būti, kad nueiti ten, kur aš einu. Kristina Jazmino kvapui negali atsispirti, mėgaujasi visą širdimi. Tikriausiai jums reikia truputėlį pakinktus nuimti, pasileisti plaukus. Žinot, kaip čirkelė dėl drąsos išgeria, tai taip pat gali būti naudojamas jazminas. Jazmino prisikvėpuoja ir apima lengva euforija. Jis pakylėja iš emocinių duobių, atkuria emocinę pusiausvyrą, išlaisvina kūrybingumą, spontaniškumą, jausmingumą išlaisvina. Ir jazminas labai traukia žmonės, kurie savyje turi daug meilės, daug švelnumo, kurie yra pasiruošę kažkam dovanoti. Nebūtinai šituo atveju galima ir
ir kūrybinius projektus išnenčyti savo, ir gyvūnus, ir tuos žmonės, kurie jau yra mūsų gyvenime rūpintis, ar ne, ar kažką kūrybinį procesą. Bet jazminas labai gerai išveda iš tokio susikaustimo, savo kūno, savo jausmingumo, savo seksualumo atstumimo, bespalviškumo gyvenime, kai nėra jokio kūrybinio įkvėpimo. Jis išveda į tą susijungimą su savo emocijomis, su savo jausmingumu ir kūrybingumu ir seksualumu, pačia gražiausia prasme. Joyville labai patinka, ten visas mišinys aromatų meistriškai sukurtų, atverti mūsų širdį meilei ir džiaugsmui, matyt, norite jos daugiau įsileisti, galbūt trūksta, galbūt jaučiatės, kad reikia sustiprinti savyje moterišką magnetinę energiją, kad jinai galėtų traukti visą gėrį, klestėjimą, švelnumą, meilę, palaikymą. Oi, Raminta Lauras labiausiai patinka, kaip nestandartiškai, klausykis, šitą reikia netgi pačiai prisiminti, kaip seniai Lauro niekas nebuvo pasirinkęs. Mūsų, taip, irgi padeda su koncentracija, sumažinti protinę sumaištį ir išsilaisvinti iš labai žemos vibracijos gėdos jausmo. Jeigu viena vertus gėdos jausmas šiaip labai naudingas, jis padeda išlikti doros kelyje, neprisidirbti kažko, dėl ko po to būtų gėda, ar ne, elgtis garbingai, apdairiai, bet tai yra gerai, nes tai yra jausmas, kuris sako, stop, čia šitaip nedarykim, mes paskiau patys negerai apie save jausimės tai padarę. Bet kartais yra taip, kad aplinka manipuliuoja tuo ir primeta mums gėdos jausmą. Ir įtikina mus, kad su mumis kažkas iš esmės negerai. Ir neturime teisės tarsi net egzistuoti. Ir tokiu būdu paskatina įjungti mumise susinaikinimo programas. Čia su sakralinės čakros energetinio centro energija padeda dirbti, kad paleisti tą internalizuotą gėdos jausmą. Norėčiau užduoti tokį klausimą. Žinot, kaip būna tokius jaunimui skirtus filmus žiūri ir ten būna tokių nesmagių situacijų, kur atrodo visų savo kūnų jauti gėdą už tą veikėją. Ar lengvai, stipriai, ryškiai jaučiate svetimą gėdą? Jeigu taip, reiškia, jos pas savo turite didelį katilą ir tas trigeris tiesiog jį atidaro. Tai Lauras būtų pagalbininkas jums su tą emociją susidraugauti, išlieti ją pabiškį, išvalyti, atsirūšiuoti, kas tikra, kas ne, kas jūsų atsakomybė, kas ne, ką galit pakoreguoti, o ką reikia tiesiog paleisti, nes tai jums nei gera. Ingrida buvo Valor pasirinkusi, pritarė, kad tai taikliai pasakyta interpretacija. Prašom, Ingrida. Taip pat prašom, Kristina. Tai tiek apie mūsų aromatesto analizę, pamatėme pavyzdį, kiekvienas iš jų interpretuojasi šiek tiek kitaip, bet iš esmės, kaip matom, atsiskleidžia, kur esame sužeisti, kur dabar turime didžiausių iššūkių, kokia sritim, kokia funkcija, kokiom savybėm, kokiose situacijose, kokio augimo, kokios pagalbos reikia, kokių resursų mums reikia ir kur juos gavus mes galėsime nueiti. Ir labai visas, kurioms jaučiat, kad, bet ir man, aš irgi jaučiu, kad nešuosi bagažą, nerealizuoju savęs pilnai, kažkas man trukdo, kažko man trūksta ir norėtumėte gauti savo aromatinį resursą, transformacinius kvepalus, labai kviečiu susisiekti dėl asmeninio aromatestavimo, jeigu norite pas mane į Klaipėdą atvykti. Taip pat mano studenčių įvairiausiose miestuose galite rasti. Tiesiog paklauskite, aš nukreipsiu į jums artimiausiame mieste esančią praktikuojančią aromapsichologę. Ir jeigu jaučiat, kad aš pati noriu to išmokti, man tai labai įdomu, aš noriu pažinti, suprasti, man patinka aromatai, man įdomus eteriniai aliejai, man įdomu psichologija, noriu to. Žinot, anksčiau aš galvojau, kad į aromapsichologijos kursus pas mane ateis moterys norinčios dirbti kaip aromapsichologės, teikti
individualaus aromatestavimo paslaugą. Ir pagrindė kursas buvo orientuotas į išmokinti tvirtus įgūdžius, kaip padėti kitiems. Bet kaip ir apie psichologijos studentus sakoma, kad psichologais tampa tie, kurie turi daugiausiai savo košės, kurią nori išsisrėpti, išsigydyti. Tai aš irgi labai iš daug savo studenčių išgirdau, kad pirmiausia dėl savęs, tada gal dėl kažkokių artimų žmonių, kuriems noriu padėti, o jau toliau kaip žiūrėsiu, kaip bus. Ir kadangi mačiau, jog ateina dėl savęs, galvoju, okei, tai mes tada ne vien mokinkimės, kaip padėti kitiems, darykime daugiau praktikų su savimi. Tai mes su kiekvienu aromatu turime praktikas, užduotis, kaip ką tik aptarta dienoraščio rašymo užduotis pagal mažiausiai 4 kartus, pagal tuos 4 paminėtus klausimus, mes darome įvairiausias energetinės psichologijos praktikas su aromatais, siekiant ir pažinti save, ir įsisąmoninti, kokį ten bagažą nešamės, kokius jausmus, kokias asociacijas, kokias vertybės, ar tikrai čia yra tai, kuo mes norime būti ir kaip save norime išreikšti, ar čia reikia kažką tai paleisti, koreguoti, atnaujinti nustatymus. Ir praeiname labai gilų procesą pačios su savimi. Jeigu jaučiat, kad aš noriu tai praeiti, labai kviečiu registruotis į aromapsichologijos kursus, nes kaip tik renku, tuoj pasakysiu skaičių, pačiai sunku patikėti, tai jau bus, taip, neseniai egzaminus laikė, diplomus įteikinėjau 15 grupės studentėms, tai dabar renkasi 16 grupė moterų, kurios praėjusios procesą savo, ateityje gydys sielas kitiems su eterinių aliejų aromatų pagalba. Jeigu tai su jumis rezonuoja, jeigu jūs jau dirbate su žmonėmis ir jums svarbu juos kuo greičiau perprasti, pažinti, suprasti jų vidinį pasaulį, suprasti jų poreikius ir kaip prie jų prieiti ir kaip jiems padėti, ir norite turėti papildomą įrankį, pagreitinti visiems procesams, jeigu jūs psichologė, kaučerė, o taip pat labai daug ateina, žinokit, grožio meistrių. Kirpėjos, kosmetologės, manikiūrininkės, kuriems nenori tenka psichologų darbą atlikti, išklausyti, ir jos nori bent jau resursų savo, paskui apsivalyti, susiharmonizuoti emociškai, nes labai daug iš kitų perima, bet taip pat nori jiems padėti ir savo bent jau paslaugų metu garinti kažkokius aromatus, kurie padėtų su dažniausiamis klienčių problemomis. Įvairiausių žmonių ateina ir vadovų, kurie nori savo efektyvumą didinti. Pagrindinė moteris, bet esu turėjusi ir vyrų studentų tada. Taigi, jeigu turite klausimų, rašykite man asmeninę žinutę. Ačiū visiems, kas buvote kartu, kas praleidote šią valandėlę drauge. Tikiuosi, kažką savo įdomaus, vertingo iš šio pokalbio išsinešate. Būtų labai įdomu išgirsti, jeigu parašytumėte komentaruose. Kas buvo jūsų perliukas, kas jums buvo įdomiausia, kas wow momentas buvo, parašykite, tą vieną sakinuką. Man bus labai įdomu, kurie akcentai yra aktualiausi ir kuriuos būtinai palikti ir kitų susitikimų metu. Savo studentėms, buvusioms, esamoms ir kitoms aromapsichologijos specialistėms, jeigu norėtumėte tokios mano atgalinio ryšio, mano patirties ir norėtumėte atsiųsti užpildytą aromatesto analizės lapą ir aromagramą, kad live video metu išnagrinėčiau ir pasidalinčiau savo įžvalgomis, susisiekite. Tikrai galiu dar kelis tokius testus išnagrinėti iki kurso pradžios. Ačiū visiems, viso geriausio.